Galite išvardinti, kuo kaltinamas ir kiek epizodų? Vakar buvo sulaikytas įtariamasis. Šiandien buvo kreiptasi į teismą dėl kardomosios priemonės suėmimo skyrimo. Šiuo metu yra pateikta įtarimai dėl 5 nusikaltimų. Visi nusikaltimai yra seksualinis prievartavimas. Aukos yra viena mažametė, 2 nepilnametės ir 2 pilnametės moterys. Šiandien teismas patenkino prokuratūros prašymą ir įtariamajam skyrė kardomąją priemonę suėmimą 3 mėnesiams. Kas jam už tai gresia? Nusikaltimų braižas yra kai kurių vienodas. Daugiau yra atliekami šiandien intensyvūs veiksmai. Per trumpą laiką pavyko daug padaryti, kad šiandien būtų galima kreiptis į teismą dėl jau pateiktus 5 įtarimus. O toliau teisminis tyrimas tęsiamas ir bus tyriamos visos aplinkybės ir bus priimti atitinkami sprendimai. Ar aukos buvo tik prievartavimas, ar buvo ir žaginimo faktai? O kol kas turim duomenis dėl seksualinio prievartavimo. Ačiū, malonu buvo.